Sveiki visi, labas Aušra, tai Labas. sveiki mūsų sekėjai, stebėtojai, kurie palaiko mus, laikina, komentuoja, tai mums labai smagu tas, darykit tą ir toliau, palaikykit mus. Ir tęsiam toliau mūsų maratoną. Kaip minėjau, man jis labai patinka ir šiandien labai bus įdomi tema. Tai pakalbėsim su Aušra. Labai įdomi tema. Man neužtenka, nes nesu vertas. Rimtai, jūs taip galvojat? Bet prisipažinsiu, žinokit, kad ir aš taip galvojau. Kurį laiką tikrai atsimenu ir atgaminu, kad tikrai galvodavau. Norėdavau, pasvajodavau, bet taip mintyse kažkaip vis savo pasakydavau, kad greičiausiai nesu verta. Gal neturiu dar to ir to. Tai šiandien siūlau pradėti nuo tokio paprasto žaidimo. Jeigu bent kartą gyvenime pagalvojai, kad man neužtenka, nes aš dar visiškai nevertas esu, tai būtinai pakomentuok ir parašyk komentarę aš. Žinosim, kiek tokių, kaip aš esu, yra. Tai, o dabar pasakykit, kas jums išdavė tokią pažymą, kad jūs esat neverti. Nu, vat pagalvokit. Nes man labai įdomu, ar yra iš viso tokių institucijų, kaip galėtų jos vadintis, vertingumo departamentas, ar kas nors gauna SMS-ą, sveikiname, jūs jau vertas uždirbti, jūs jau galite rinktis kitą darbą. Nėra dažniausiai, ne? Nėra tokių institucijų, bet žmonės kažkodėl laukia leidimo. Ar jūs tą pastebėjote, Aušra? Tikrai taip, Neringutė tema tikrai labai faina, nes žmonės tikrai tą vertę ir ne tik ta vertė pasijaučia ne tik gerinant savo gyvenimo kokybę, bet visur. Netgi kada jie gauna dovanų, žmonės nenori priimti. Ir man šita tema visada, šiek tiek ir šypseną kelia, nes nesu vertas. Dažniausiai sako tie, kurie daug dirba, daug stengiasi, visiems padeda ir paskutiniai savo leidžia daugiau. Bet va tas ribas iš tikrųjų mes patys žmonės užsidedam iš to, kad, man tai nereikia, mes prieš tai kalbėjom, ne, tom temomis ir jos taip, aš kuo toliau, tuo labiau matau, kad tos kryptys viena su kita labai susiję. O tie, kurie leidžia savo uždirbti, dažnai net nesusimasto, ar jie verti. Jie net negalvoja, aš iš tikrųjų, man jeigu reikia, tai aš nusprendžiau, kad man reikia ir aš net nekeliu savo tokio klausimo, ar aš dabar verta tą turėti ar neverta. Ne? Ir pinigai kažkaip labai paprastai atpažįsta kuklius ir gerus žmonės. Ir jeigu tu priimi sprendimą, kad tu nevertas, tai ir pinigai tai labai puikiai supranta, kodėl jie tada turėtų ateiti pas tave. Nes tu vis tiek jų nepriemi, tu esi užsidaręs, ne? Tikrai taip ir aš pasakyčiau, kad problema yra ne tame, kad žmogus yra nevertas, bet greičiausiai tame, kad jis nepasirinko veikti. Nu, tiesiog nieko nedaro dėl to. Jis yra patogiai savo įsitaisęs. Nes nesu vertas dažnai reiškia bijau pabandyti, bijau suklysti ir bijau, kad man nepavyks. Ir tada labai patogu viską pavadinti tiesiog vertingumu. Tikrai taip, ir aš labai matau tokius paprastus du žmonių tipus. Ir aš net nebejoju, kad jūs kiekvienas su tuo susidurėt. Ir mes labai dažnai sakom, kad žmonių nereikia rūšiuoti, bet mes tiesiog tokį pastebėjimą, ne, kad vienas sako, dar nelaikas, dar nevertas, dar pasiruoš ir vis atideda, viską, ką jam reikia, vis atideda, ne? Netgi, žinot, būna, kad ir šeimoje, jeigu vienas žmogus kažkuris labai va taip susikuklina ir galvoja, kad jau mes čia neverti, ir jeigu į šeimą ateina toks žmogus, ta antrai pusiai labai būna tokis išbandymas. Jisai arba pasiduoda tam, arba jisai priešinasi.
Netgi, pažiūrėkit, yra toks anegdotas, ne? A, aš, ne, man labai faina būtų, kad pakomentuotumėt, kas jį esat girdėję, ne? A, žmo, žmona, vyras jau guli patale, serga ir jau arti mirtis. Ir ateina pas juos, nu, ta, kur prižiūri jį ir sako, gal jums ponė arbatos padaryti? Ir jisai sako, padaryk man arbatos su 2 šaukšteliais cukraus. Jinai sako, kodėl jisai pabrėžia. Todėl, kad sako, namuose man žmona visą laiką leido gerti tik tai vieną, su 1 šaukšteliu. O kai nueidavom į svečius, jinai man liepdavo dėtis 3. O aš mėgstu su 2. Ir ką tai sako, kad žmogus visą gyvenimą kažkieno klausė. Kažkieno klausė. Ir gal jisai galvojo, kad jis nevertas pasipriešinti ir pasakyti teisybę, ne? Kad kodėl aš turiu gerti su 1, jeigu aš mėgstu 2. Ir kodėl aš turiu gerti 3, nes su 3 šaukšteliais ir čia nuo cukraus gali paspringti, ne? Bet kas iš to išplaukia? Kad žmonės dažnai nutyli, susikuklina, nedrįsta. Ir vat atsiranda tie tokie visi įsitikinimai, ai, tai gal aš patylėsiu, aš čia nevertas, kas aš čia toks ir taip toliau. O kitas sako, gerai, nežinau, aš bandau, aš padarysiu, aš pasieksiu, aš ant savo kailio pabandysiu, ne, yra toks posakis, ne? Ir labai keista. Antras kažkodėl pradeda uždirbti greičiau, daugiau, paprasčiau. Jis leidžia savo patirti. Jis leidžia patirti potyrius, jis leidžia patirti savo tą gausą, jis leidžia patirti, išbandyti naujus dalykus, kurių nebandė. Ir jisai net negalvoja apie tai, ar jisai vertas ar ne. Nu, labai faina istorija, aš tai galiu pasakyti, kad aš jau antras tapau žmogus. Einu ir bandau ir žiūriu, kaip gausis. Tai įdomu, parašykit komentaruose, kas jūs labiausiai stabdo, vis dėlto baimė ar nepasitikėjimas savimi. Bus labai įdomu sužinoti. Ir gal pirmą kartą pagaunate save galvojant, kad niekada ir nereikėjo būti vertam, kad pradėtumėte, ne? Tai va čia irgi labai įdomu. Ir nedalinu pažymių, kas vertas, kas ne. Ir tu turbūt, Neringa, mes nevertinam žmonių, ne? Aš dirbu su veikla, kur viskas paremta veiksmais, mokaisi darydama, saugi procesai ir vertė atsiranda ne galvoje, o rezultatuose. Ir ne todėl, kad tu esi kažkoks tai ypatingas, o todėl, kad tu tiesiog ėmė ir darai, nepasitraukiai iš to proceso ir neskyriai laiko tiems svarstymams, tu vertas ar nevertas. Nes kada tu eini, dirbi, darai, tau nėra net kada galvoti, ar tu vertas arba ne. Tai va. Tai jeigu ši tema kažkur viduje užkabino ir dar jeigu žiūri šį video, tai vadinasi, ne šiaip savo viskas vyksta. Ir jeigu esi iš tų, kur nenori svarstyti, ar esi vertas, o tiesiog nori pradėti, tai parašyk mums, galbūt tavo nevertas, tai tik senas sakinys, kurį šiandien galima ištrinti. Ir mes su Neringa dirbame su pardavimais, turime komandas, esam lyderės ir tikrai neužsiemam kažkokiais tai abrakadabra, o tiesiog padedam žmonėms įsijungti į komandą, į bendruomenę ir pradėti uždirbti ir svarbiausia susitvarkyti savo sveikatą ir padėti kitiems žmonėms. Tai jeigu tau aktualu, rašyk mums asmeniškai, o laukiame komentarų po video, ne? Įdomu sužinoti. Jo, labai įdomu, kiek iš jūsų žmonių ir kas įdomiausia, žmonėm gėda apie tai rašyti. Aš pastebiu tų komentarų taip skupiai, nors žmonės peržiūrė, ne? Bet net ir šitoj vietoj žmonės kuklinasi pakomentuoti.
Bet žinot, išduosiu tokią paslaptį. Jūs nerašykite apie save, parašykite apie savo kaimyną, draugą ar pažįstamą, ne, apie save nerašykite. Jo, ir tada bus labai faina iš tikrųjų, bet labai faina komentarai, kaip jūs apie tai galvojate. Tai va. Tai labai jų lauksim. Ačiū, Aušra, už pokalbį. Ačiū tau, Neringutė, ir judame toliau. Iki.